Va, Artūras čionais, haleliuja. Dievas čionais, tikiu šventoje dvasioje čionais ir Kristus čionais, haleliuja, aš pasimelsiu. Haleliuja, šlovė viešpačiui. Dėkoju Tėve Jėzus Kristus vardu už mano brolį Artūrą. Dėkoju Kristus šventoje dvasioje Tėve už nuostabią dieną, kad žmonių nėra, suorganizavai mums čionais, vakšė vanduo šiltas. Haleliuja, už nuostabų čionais pliažą. Dėkoju Tėve Jėzus Kristus vardu. Ir aš atiduodu Tėve Jėzus Kristus vardu Artūrą į tavo rankas ir aš pasitikiu, kad tu atsiųsi jam šventąją dvasią ir šventoji dvasia padės praeiti visus sunkumus gyvenimo kelyje ir padėsi tu šventoji dvasia, aš tikiu, ir Kristų, ir tu Tėve Jėzus Kristus vardu išstovėti visokiose atakose demoniškose ir visokiose pagundimuose. Ir šventoji dvasia, aš tikiu, kad tu sustiprinsi ar šlifuosi Artūro širdį ir pakeisi gyvenimą ir visi pamatys ir dėl to, kad visi pamatys ir žmonės aplinkui irgi keisis, nes Artūras bus ne šviesa tavo šventoji dvasia, Kristų ir Tėve, taip kaip aš nesu šviesa, kur tik tai nueinu. Ir visi žmonės žiūrės ir klaus, kaip čia tau, kaip čia sekasi, kaip čia viskas gerai einasi, vat kokia paslaptys. Ir Artūras pasakys, kad Dievas su juo ir mūsų Dievas yra gyvas Dievas. Haleliuja. Aš laiminu Jėzus Kristus vardu ir jo šeimą, parašyta Biblijoje. Tu bus išgelbėtas ir visa tavo šeima bus išgelbėta. Haleliuja. Ir kaip smagu, kad jis dabar turės viltį visokiose situacijose gyvenimo ir turės ramybę, kad turi susitaikymą su tavim, Tėve Jėzus Kristus vardu. Ir aš meldiuosi, kad tu skleistum jie Biblijos eilutes, kai jisai skaitys ir padėtum Tėve išeiti iš visų pagundimų aplinkui ir te būna jisai šviesa čia šventenėlėse ir bent kur tik tai veis Jėzus Kristus vardu. Laiminu jos sveikatą Jėzus Kristus vardu, jos skrandį, žarnyną ir virškinimą ir kaulus. Haleliuja, tegu visą laiką jis ras jėgų tavyje, šventoje dvasioje ir ramybė. Dėkoju Tėve Jėzus Kristus vardu, atiduodu tau jį, šventoje dvasioje Kristų ir Tėve. Haleliuja. Dabar žiūrėk, sakyk amen. Amen. Čia reiškia, kad sutinki. Dabar paprašysim, kad Dievas tau siūstų šventąją dvasią. Nes Dievas pasakė, ko tik paprašysite, Dievas duos, kadangi Dievas nebus taip, kad tu paprašysi, pavyzdžiui, duonos, o jis tau duos akmens, žinai. Tai ko tik paprašysi, Dievas tau duos. Ir dangus ir žemė yra liudytis. Tai dabar pakartok pagal mane, mes paprašysim, kad Dievas tau atsiųstų šventąją dvasią. Užpildytų tą šventąją dvasią. Ir tas šventoji dvasia tau duos jėgų visą laiką augti dvasiškai ir išstovėti prieš velnę ir prieš tokius dalykus. Ir vienintelė šventoji dvasia čia yra ugnis. Čia yra, nes Biblijoje buvo parašyta šventosios dvasios. Žmonės buvo įkvėpti šventosios dvasios ir rašė. Ir mes paprašysim, kad Dievas tau duoda dvasinių dovanų, nes kiekvienam žmogui duoda dvasinių dovanų skirtingai. Pavyzdžiui, aš evangelistas. O tau aš nežinau, kokią duos dovaną, tokia duos dovaną dvasinę. Ir kiekvienas žmogus turi savo idealią dovaną, Dievas duoda. Haleliuja. Pasimelsim, kad jis duotų tau dovanų, tiesiog pakartosi po manęs maldą ir kad užpildytų tave šventąją dvasią. Nes žmonės būna turi šventąją dvasią, bet būna nepripildyti šventosios dvasios. Suprantate? Tai da sakyk, Tėve Jėzus Kristus vardu. Tėve Jėzus Kristus vardu. Aš prašau, kad tu mane užpildytum šventąją dvasią. Kad tu mane užpildytum šventąją dvasią. Padovanotum man dvasinių dovanų. Padovanotum man dvasinių dovanų. Ir naudotumės mane. Pagal savo tikslą. Aš priimu tai. Jėzus Kristus vardu. Haleliuja. Dabar einam. Haleliuja. Sakyk, Kristau, aš tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus, kad tu gimėjai iš Marijos, kad tu prisikėlei ir dar kartą ateisi. Aš tikiu, Kristau, kad tu ant kryžiaus buvai prikaltas už mano nuodėmes, už mano ligas, už mano silpnybės, už prakeikimus mano ir mano šeimos narių, kurie buvo iki manęs. Močiutės, dedukų, Močiutės, dedukų, visi prakeikimai, kurie buvo ant jų iki manęs, tu, Kristų, buvai prikaltas ant kryžiaus už juos. Kad aš būčiau laisvas. Ir turėčiau ramybę. Padėk man pasimti kryžių ir sekti tave. Pakeisk mano gyvenimą
Ir padėk man vietose ten, kur aš esu silpnas. ir padėk man tose vietose, kur aš esu silpnas. Aš pasitikiu tavimi, Aš pasitikiu tavimi, aš ateinu pas tave, Kristau, aš ateinu pas tave, Kristau, ir priimu tave kaip mano išgelbėtoją. ir priimu tave kaip mano išgelbėtoją. Ir aš dabar priklausau dangaus karalystei. Ir aš dabar priklausau dangaus karalystei. Kristau, užpildyk mane šventąją dvasią Kristau, užpildyk mane šventąją dvasią ir pakrikštyk mane šventąją dvasią. ir pakrikštyk mane šventąją dvasią. Tu mano išgelbėtojas, Kristau, Tu mano išgelbėtojas, Kristau, ir mano ramybė. ir mano ramybė. Jėzus Kristaus vardu. Jėzus Kristaus vardu. Amen. Amen. Aš krikščiu tave Jėzus Kristaus vardu, tarnauti Dievui visą gyvenimą. Hallelujah.